Labadiena, šiandien pradedam naują laidą, kuri vadinsis Kaimynų balsas. Taip, Viktorai? Taip. Kaimynų balsas. Pas mus laidoje dalyvauja Viktoras Dužinskas, aktyvistas Geros kaimynystės forumo dalyvis iš Lietuvos. Sveikas, Viktorai. Labadiena. Dalyvauja labai žinomas politologas Baltarusijos Respublikoje Aleksejus Dzermantas. Labas. Aleksejau, bandysim kalbėti lietuviškai. Taip, galiu kalbėti šiek tiek, bet aš galvoju, mūsų kaimynai, lietuviai ir baltarusai turime bendrą agendą, bendrą klausimą ir dėl to galime diskutuoti su lietuviais, su baltarusais. Na taip, mes Aleksejui, jeigu ką padėsim, Aleksejus turi prisiminti lietuvių kalbą, jis jau senokai jos nenaudojo, taip kad prašom žiūrovų labai nenustepti į klausytojų. Atsiprašau labai. Jo. Mes Aleksejui padėsim, kiek galėsim ir aš manau, Aleksejus greitai prisimins lietuvių kalbą. O šiandieninė tema pas mus, tokia labai aktuali tema Lietuvoje, yra kapčiamiestis. Šis klausimas jau po tų istorijos su balionais, kuri pas mus vyko Lietuvoje, gana ilgą laiką. Čia buvo kaip meksikietiškas serialas. Jisai tęsiasi, gerą mėnesį, jeigu nedaugiau. Viktorai, gal porą mėnesių, netęsiasi. Su balionais? Su balionais. Su balionais jau senai tęsiasi. Ilgai jinai tęsiasi, ta istorija ilga buvo. Ir dabar pas mus ta istorija peraugo į kitą garsią istoriją, kapčiamiestis. Kas yra kapčiamiestis? Trumpai tariant, ta prasme, duodant, kodėl ta istorija apskritai prasidėjo. Tai prasidėjo nuo to, kad gynybos krašto apsaugos ministerija nusprendė įsteigti karinį poligoną. Ir tas karinis poligonas yra tokioj gražioj vietoj pavadinimu. Jie pasakė, labai ilgai rinko tą vietą. Taip, jie ilgai rinko tą vietą ir gruodžio 15 dieną Valstybės gynimo komisija priėmė politinį sprendimą dėl poligono įsteigimo kapčiamiestyje. Tuomet šis sprendimas nebuvo pateikiamas kaip galutinis. Ir po to kilo protestų banga. Protestų banga kilo dėl to, kad ta vieta visų pirma yra labai graži. Ten yra tie rekreaciniai miškai, taip, ten tai yra, ta prasme, labai graži vieta. Kaimelis, tas kapčiamiestis yra tiesiog, jis nedidelis, bet iš ten nori iškeldinti žmonės. Žmonės, kurie savo žemėje gyvena, amžiais tenais. Suprantam. Galbūt, Aleksejau, tėvai gyveno, protėviai. Tėvai, protėviai jo gyveno. Kapai tenai vis tiek. Draugai, šita situacija labai interesuota ir aš turiu tik vieną svarbų klausimą. Ar Lietuva, ar lietuviams yra Baltarusijos ir Baltarusių žmonių priešė? Kodėl turėtume kovoti Lietuva ir Baltarusija? Aš galvoju, mūsų nacionalinis Baltarusių interesas yra taika tarp mūsų tautos, bet ne kova, bet ne karas. Ir aš galvoju, mūsų interesas taika ir bendradarbiavimas. Taip, sutinku pilnai, Aleksejau. Mes esam kaimynų, kaip sakant, nepasirinkama. Aleksejus turi omeny, kad ta karo bazė bus nukreipta prieš Baltarusiją ir bus nukreipta prieš Rusijos federaciją. Tai Aleksejus turėjo omeny tai. Jo. Ir tai tikrai tai tiesa, kadangi pas mus kiek yra, man atrodo, 9 kariniai poligonai Lietuvoje dabar yra iš viso, anksčiau jų tiek daug nebuvo ir jų tiek daug anksčiau nereikėjo, netgi kada buvo tarybų valdžia, kada buvo Lietuvoje, netgi tų poligonų tiek nereikėjo ir tiek jų nebuvo, o dabar staiga kažkodėl tai prasidėjo tokia beprotiška militarizacija, kažkodėl tai dabar visi pinigai skiriami
karui žmonėms iš kiekvieno, taip sakant, rusai, kaip sako, skaldavo utiugą, iš kiekvieno lygintuvo. Sklinda ta informacija tokia propagandinė, militaristinė ir žmonės dėl to yra stipriai susirūpinę. Na, kodėl? Gal neaišku, ką ten iš tikrųjų darys. Ar poligoną, ar placdarmą kažkokį statys. Turiu omeny tam kariniam poligonė. Taip. Poligonas ir aš turiu dar vieną klausimas apie aplinką ir ten gyvenančių žmonės teisės, apie ekologiją. Mūsų interesas bendradarbiauti su lietuviais į mūsų kaiminiai, gyventi su mūsų kaiminiai normaliai. Ekologinė klausimas mūsų interesas ir šitą situaciją. Taip. Suprantu, tikrai labai sutinku, nes kadangi žmonės, kurie nesutiko su tuo kariniu poligonu, kurie išreiškė savo nepasitenkinimą, būtent irgi vienas iš aspektų buvo būtent tas gamtos apsaugos klausimas. Tai vat galbūt reiktų šiek tiek paminėti, jog paskutinį savaitgalį į Kapčiamiestis, po kilusio nepasitenkinimo, Kapčiamiesčio žmonės metė tokį, kaip rusai sako, klyč. Metė tokį, pasiuntė šūkį, tokį signalą pasiuntė ir kas mane labai nudžiugino iš tikrųjų, labai, lietuviai būtent mane nudžiugino dėl to, kad lietuviai tokie visgi yra tokia dar gyva tauta. Jinai, taikių būdų, metė šūkį, taip žmonės visi Lietuvoje išgirdo ir suvažiavo iš visų Lietuvos kampelių. Ne tik iš Lietuvos, net iš Lenkijos buvo atvažiavusi žmonių. Tai čia jau iš Lenkijos buvo delegacija specialiai atvažiavusi, kadangi, apie tai palaikyti jo. Šiek tiek gal paskui prieš istoriją dar papasakosim, iš kur tie Lenkai atsirado. Tai suvažiavo žmonės iš visų Lietuvos kampelių ir išsirikiavo į 8 kilometrų eilę automobilių. Susikabino rankom, kaip Baltijos kelias. Baltijos kelias panašiai, toks kaip analogas gavosi. Susikabino rankom ir stovėjo, atsistojo tas 8 kilometrus. Net jeigu paskaičiuoti, ta prasme, mūsų oficialiai žiniasklaida sisteminė bando tą pažeminti, bando tos skaičius, bando tą... Ten 1,5 kilometrų tikrai, tik tai buvo eilėta. Vis iš tikrųjų žmonės sako, kad 8 kilometrai. Jie bando pasakyti, kad ten buvo tik tai apie 400 žmonių susirinkę, visokius tokius gandus, ne gandus, o bando tokius daryti informacijos įmetimus, kad nužeminti tą reiškinį. Biškį pažeminti. O jeigu taip iš tikrųjų pagalvojus, tai 8 kilometrai, sakykime, ant 2, tegul būna metrų, vienas žmogus. Tai jeigu tai paskaičiuot, tai tikrai tada žmonių ten tikrai labai daug buvo susirinkę. Ir tokia atmosfera man labai patiko. Aš žiūrėjau ten tam tikrus streamus, mūsų ten kažkokių tai opozicinių tokių veikėjų, galbūt nevardinsiu aš vardais, kad paskui ten jiem ne kitas iki mes galėtume tokius streamus matyti. Tai aš pasižiūrėjau juos, paminėsiu, pavyzdžiui, Erika Švenčionė. Erika Švenčionė jau nieko nebijo, Erika jau nieko nebijo, ją jau galima minėti, jinai vis laiką sutinka. Tai pažiūrėjau, kaip tai atrodė būtent toj vietoje, tai tikrai tokia buvo labai draugiška, graži atmosfera, žmonės tokie buvo labai geraširdiškai nusiteikę. Draugiška tokia buvo, geraširdiškai nusiteikę. Aleksejau, galbūt kažką norit pridėti. Ar manote, kad Lietuvos vyriausybė, tą elitą, kad tą elitą įsiklausys į lietuvių žmonės, į prastai žmonės? Ne, tai žinoma, kad ne, mes jau dabar matom tokius signalus. Elitą galbūt net pavadinti sunku, galbūt čia vadovaujanti klasė tokia žmonių. Elita, nemanau, kad čia elita Lietuvos. Tai vadinasi gerai, tada kalbam, paskui gal grįšim dar biški prie to pačio protesto, dabar tada pakalbėkim apie tai, ką Aleksejus Dermantas paklausė. Po kilusios protestų bangos Krašto apsaugos ministerija ir prezidento atstovai viešai deklaravo, kad gyventojų nuomonė bus išklausyta. Bet
Bet ši formulė skambėjo vienareikšmiškai, pokalbis su žmonėm turi prasmę, nes po jo galimas sprendimo peržiūrimas. Na, ta prasme, kad jie davė supras, kad čia nėra galutinis valdžios sprendimas, o kad apie tai galima bus diskutuoti. Bet kaip mes jau dabar matom, kad krašto apsaugos ministras ir prezidento patarėjas pareiškė, kad pakartotinio valstybės gynimo tarybos posėdžių nebus. Na, tai yra tas į tarybos posėdis ten, kur jie sprendžia to poligono likimą. Tai jie pasakė, kad pakartotinio posėdžio nebus, o jau sprendimas politinis yra priimtas. Taip, jie tiesiog iš pradžių... Kad žmonių nuomonės nusispjaut pasirodo. Taip. Nu, Viktorai, gal kažką pridėsi šio klausimą. Nu, mano akim, tai žiūrint, tai paprasčiausiai į žmonių nuomonę nusispjaut. Sprendimas priimtas, dabar tik tai vienas klausimas liko, kaip juos iš ten išspaust, tos žmonės. Nu, ten, aišku, nori ten kažkiek, tai ten 30 sodybų, ne, sako ten paliestai. 30 sodybų. Taip. Bet o aplinkinės sodybos. Taigi irgi girdės. Tos garsus šaudimus ir taip toliau. Tai ta prasme, žmonės turės išsikraustyti, nes kas norės gyventi, kai šalia tavęs pastoviai šaudoma. Taip. Na, tai reiškia, kad žmonės buvo sąmoningai suklaidinti, nes iš anksto jiem davė viltį, kad jie galės dėl to klausimo tartis, diskutuoti, o po visų šitų įvykių, po netgi didelių protestų matom, kad valdžia vis tiek į tai visiškai niekaip nereaguoja, vadinasi, sprendimas politinis jau buvo priimtas iš anksto. Ir žmonės buvo suklaidinti. Jiems buvo suteikta viltis, kad jie turės įtakos proceso, o iš tikrųjų jos nebuvo. Jų nuomonė nieko nekeitė. Tai buvo tik procedūros elementas ir bandymas sumažinti įtampą ir įkalbėjimas, susitaikyti, taip sakant. Ir vadinasi, Ką vadinasi, Viktorai? Viskas čia buvo politiškai nuspręsta. Dabar, kaip sakant, spektaklis vyksta, kad parodė žmonėm, kad, atseit rūpinasi tiem žmonėm ten. Bet iš tikrųjų... Tai galiausiai gyventojams buvo pasakyta tiesiai, galite diskutuoti apie ką tik norite, pas mus demokratija. Taip, kad gali diskutuoti. Taip, tačiau tik apie pasekmes, nes pats sprendimas priimtas be jūsų, prieš jūsų valią ir nebus apskundžiamas. Tai yra įvykių esmė, žmonės eilinį kartą apgavo. Jo. Ir dar vienas klausimas apie finansai. Kas tai finansuoja? Žinoma, kad Lenkai į Lenkiją finansuoja NATO bazę, amerikaninį bazą į savo kraštį. Amerikiečių bazą. Kas situacija į Lietuvą? Kas tai finansuoja? Taip, tam poligonui dabar reikia prisiminti, iš tikrųjų. Tam poligonui buvo skirta, man atrodo, 100 milijonų? Ne, apie 600, man atrodo, net. Jo, buvo, tai tikrai, dabar aš jau netgi neatgaminsiu. Ten buvo skirta suma. Įvairiuose šaltiniuose kitaip rašo. Ir kiek tu matei? Finansai iš Europos Sąjunga ar NATO fondai? Tiksliai iš kokių, aš nepasakysiu, ar NATO, Europos Sąjungos, aš dabar neatgaminsiu tos informacijos, bet aš žinau, kad yra iš kažkokių tai šitų fondų pinigai bus skiriami, kadangi, Lietuva pati tokių pinigų, tikrai negalėtų niekaip skirti ir dabar netgi galėčiau pasakyti daugiau, ant šitų militarizacijos, ant šitų karinių srautų dabar sėdi tas visas elitas, ant tų piniginių srautų sėdi ir jie netgi tarpusavį konkuruoja socialdemokratai su konservatoriais, Tėvynės sąjunga, su landsbergistais, rusofobais, jie konkuruoja dėl tų piniginių srautų. Kieno bus krašto apsaugos ministras, gynybos ministerijos, baronoje ministerija, kieno bus ministras ir jie būtent dėl ko tai stengiasi savo ministrą pastatyti, todėl kad per tą vėdomstvą, per šitą įstaigą pereina didžiuliai piniginiai srautai. Dabargi kitų pinigų ten Lietuvoje jau daug galbūt ir nėra, ten kurios europinius tos pinigus galbūt net yra apipjaustę, kaip anksčiau ten žemės ūkio eidavo didžiulės subsidijos ten ir taip toliau. Pinigų lietus po biškį baigėsi. Jo, tengi eidavo didžiuliai pinigai, netgi mes galim prisiminti Viktorai Elektrėnuose visas mokyklas, paštus renovavo.
būtent iš tų Europos struktūrinių tų fondų pinigų, visa renovacija. Maži masteliai Lietuvoje atrodo labai gražiai, kadangi lietuviai daugiau negu latviai, negu estai, jie tokie apsukresni yra daugiau, jie sugebėjo tos pinigus įsisavinti. Jo. Ir gavosi taip, kad jie, ta prasme, įsisavindami dar ir savo turi naudos iš to. Lietuviai, jiegi neįsisavintų tų pinigų, jeigu savo firmą ten kažkoks meras. Nu taip, paskui eina tie tenderiais per savo firmas ir taip toliau. Tai jie nebereikalo tos pinigus tengiasi įsisavinti. Nu, tegul jie ten užsidirba savo, bet faktas tas, kad kažką visgi padarė ir paprastam žmogui. Galima pasidžiaugti, kad ir kažkas ir paprastam žmogui. Ir sakykime, tie darželiai tikrai gražiai pas mus atrodo, tos mokyklos pas mus renovuotos gražiai atrodo, paštas pas mus renovuotas gražiai atrodo. Ta prasme, maži miesteliai, kaip ir Lenkijoje, tarp kitko, kaip ir Lietuvoje, jie gražus maži miesteliai. Tarp kitko, kada važiuoju, net kokio Lenkijoje aš buvau nustebęs paskutinį kartą, kada važiavau. Tikrai buvo labai gražus miesčiukai, jie renovuoti kaip pas mus Lietuvoje. Sakykime, ten buvo kažkokie struktūriniai fondai, pamenu, pliažo tinklinio paplūdimius Lietuvoje, įrenginėje vienu metu matomai buvo skirti tam pinigai. Ir visuose miesteliuose būtent kaip vienu metu atrodo bach ir išdygo visur pliažo tinklinė aikštelės, visuose mažose miesteliuose. Nu, ta prasme, kad lietuviai to klausimu yra šaunoliai. Ta prasme, galim pagirti, kad jie, nėra tokie labai žioplijų. Jo. Na, ką, mes apie Kapčiamiestį toliau kapstam, taip? Taip. Apie Lenkus. Mes nepakalbėjom, kodėl ten Lenkai buvo atvažiavę, tarp kitko. Tarp kitko, dar mes nepaminėjom vieno momento, kodėl tas nepasitenkinimas ten atsirado. O atsirado po pirmo atvažiavimo gynybos krašto apsaugos ministro Kaunas, atvažiavo į Kapčiamiestį susitikti su žmonėm paprastais. Tame susitikime taip pat dalyvavo krašto apsaugos šitas armijos tas ministras, dalyvavo armijos, tas ne ministras, armijos vadas dalyvavo. Vaikšnoras jo. Ten buvo su juo, jis atsivežė savo kažkokių iš kariškių savo kažkokių pavaduotojų įvairiais klausimais atsivežė, kad ir jie pakalbėtų. Paskui ten dar buvo atstovai nuo krašto apsaugos ministerijos, ten kažkokie ekologai tenai dar buvo tame susitikime. Na ir žodžiu, jie susitikė su miestelio gyventojais, save vedė labai taip kažkaip, tai sakykime, išdidžiai, ne tai, kad išdidžiai, netgi naglai, pasakyčiau, save vedė. Taip. Kai kurie net pastabą padarė, kad kai kurie Lietuvos himno nemoka, kai kurie kramtumą kramtė. Tai čia tas armijos vadas taip pasakė, Vaikšnoras atseit išėjo kalbėti į mikrofoną. Ir padarė pastabą tokia. Jo, kada žmonės jau vos jį ten nenušvilpė, jisai matomai supykęs jau pradėjo kalbėti. Tai ką jūs čia dabar vaidinat, patriotus čia? Čia kaip armijos atstovas pripratęs vadovauti, galvoju ir žmonėm pavadavaus taip pat. Taip. Ir jisai, ką jūs čia dabar, kai aš iš salės mačiau, kai gimnas vyko, jūs net kramtamą gumą kramtėt ir gimno net nemoka, kai kurie žodžių gimno nežino. Така ситуація. І tai bus naudinga Lietuviai ateiti, finansinė naudinga. Šitas poligonas paprastai už Lietuvą kaip biznesas. Į Lenkiją teisingai Aleksejus sako, ir iš Lenkijos bus karių, irgi naudosis to poligono. Taip. Lenkai ir amerikaniečiai sufinansuoja amerikiečiai karinės bazos į Lenkiją. Bet apie Lietuvą, kas galima diskutuoti apie finansinę naudingą į Lietuvą. Ar bus finansinė nauda Lietuvai? Taip. Nemanau, kad bus finansinė, kad kažkokie kariškiai ten kažką tai darys, ar ten jie valgys, ar kavinėse bus ten.
Nu, nemanau, kad ten bus jau taip. Na, finansinės naudos Lietuvoje jau senai nėra nuo jokių tokių karinių projektų. Yra nauda tik tai siauram Tam tikriem elitui, siauram elito, taip kabutėse pavadinkim, elito sluoksniui, kuris, kaip jau mes kalbėjom, sėdi ant tų pinigų. Ir tik tai nauda vienintelė jiems. Aišku, ten Landsbergis koks nors Gabrielius, nu nebereikalų namą Graikijai pasistatė teisingai. Tai va tie žmonės, kurie sėdi ant tų pinigų, kurie kontroliuoja tos pinigus, irgi jie nori tokių vilų gražių pasistatyti. Gal ir ne tik Graikijoje, gal kažkur kitur nori. Lietuvą ar į Franciją? Kažkur tik tai ne Lietuvoje. Nes tik tai puikiai ne supranta, Lietuvoj. kad jeigu ten poligonai, tai jie bus pirmoje eilėje. Čia, žinot, va tas sluoksnis, va tas kabutės elitas, jis yra labai panašus į Rusijos liberalus. Jo, jie pinigus uždirba ten, Taip. o savo ateitį mato kitoj šalyje. Klasikinė situacija. Taip. Apie liberalą į Rusijos ir Baltarusijos opoziciją, į liberalą į to... Tarp kitką, kitoje laidoje mes galėsim pakalbėti apie jūsų, kabutėse, v kavičkах, prezidentę Svetlana Tikhanovskaja, ne? Jinaigi dabar irgi į Lenkiją nori išvažiuoti. Tai vat, kas liečia Lenkų, tarp kito klausimo, vat tam kariniam poligone, tai tengi tas poligonas yra taip vadinamam Suvalkų koridoriui. Taip, čia vadinasi gaunasi šalia Lietuva, Lenkija ir Baltarusija. Toks kaip Ir trikampis. Kaliningrado Sritis. sritis į Rusijos federaciją. Va, tai ten gaunasi toks taškas gana tikrai svarbus, ne? Jisai... Bet kodėl galvoja, kad būtent tas taškas yra svarbus? Kodėl jie galvoja, kad būtent per ten puls? Nu, tai čia tokia yra mitologija tokia. Bet jeigu rusai, pavyzdžiui, pamatys, kad tenai stovi poligonas, tai gal jie kaip nors aplinkui apeisi. Ne, tai Kodėl buvo. būtent per ten? Aš vakar girdėjau, tarp kitko, iš kieno čia, iš lietuviškų kažkokių tai opozicinių. Arba jisai bus, pavyzdžiui, tokio platumo, kad iki pat Talino gali būti tas koridorius. Ne, aš Nebūtinaigi ten. Aš girdėjau vakar iš kažkokių lietuviškų opozicinių veikėjų, nu, ta prasme, jeigu pas mus Lietuvoje yra dar išlikę tam tikra opozicinė žiniasklaida, aš girdėjau, kad jie kažkaip tai per Latviją gali užeiti, apsupti kažkaip tai link Vilniaus, nežinau, ten kažkaip gana įdomiai, bet ten nebūtinai, esmė tokia, kad nebūtinai tas Suvalkų koridorius jisai suveiks. Ten, pavyzdžiui, jeigu Rusijos federacija, aišku, jai bus neįdomu tas pulta Lietuvą, bet jeigu, daleiskim, pafantazuokim, jiegi nebūtinai per tą Suvalkų koridorių turi užeiti. Nebūtinai. Taip, taigi ir tas, nu, žodžiu, dėl to poligono matomai tie skirti pinigai, jie tų pinigų prarasti nenori ir jie bet kokių Turbūt atvejų... sukurtos firmos, kurios įsisavins tą biudžetą. Taip, jie buldozerių prastum šitą projektą į nieko nežiūrėdami ir nieko neklausydami. O nuo Lenkijos tada, tarp kitko, kai buvo tas žmonių pirmas tas nepasitenkinimas, tengi buvo atvažiavę atstovai iš Lenkijos. Aš pats žiūrėjau tą streamą, ten buvo įdėtas internetą. Žiūrėjau, kaip Lenkų atstovė atsistojo, tenais kažkokia, jinai seniūnė, kažkokia ten šalia rajonas, kur yra Lenkijos. Yra ten kažkaip tas seniūnėje vadinasi, neatsimenu kaip, jinai to rajonėlio seniūnė. Ir ta seniūnė uždavė klausimą irgi tam gynybos, krašto apsaugos ministrų. Tam atrodo 10 kilometrų iki Lenkijos sienos. Aš tiksliai nepasakysiu, bet ten šalia. Tai va, ta moteriškė uždavė klausimą šitam gynybos ministrui. Gynybos ministras atsakė, mūsų prezidentas, mes su prezidentu važiuosim į Lenkiją ir susitiksim su Lenkų prezidentu Karoliu Navrockiu ir mes viską įspręsim, žodžiu, eikit jūs visi po velnių, o mes be jūsų susitarsim su jūsų prezidentu ir viską įspręsim. Nu, buvo atsakymas toks. Dėl to Lenkai matomai tą pasipiktę, tą mitingą irgi buvo atvažiavę. Tak, kas pas mus pagal laiką? Kiek mes čia dar galim kalbėti? Žodžiu, tada ką? Mes faktiškai daug ką jau aptarėm, gal Aleksėjus kažką turi dar pridurti. Taip, tai mes dar turim 5 minutės, sako mums, tai tada mūsų pirma laida čia, tai mes po biškį tada galbūt jau galim bandyti apibendrinti, ką mes šiandien kalbėjom. Na, faktiškai mes jau išvadas padarėm, kad tą poligoną vis tiek padarys vis tiek prastums, į žmonių nuomonę niekas nežiūrės. Taip. Jo, aplinkiniai žmonės, kurie ten gyvena, ne tik tos 30 sodybų aplinkiniai, irgi su laiku išsikraustys, nes niekas nenorės ten gyventi.
Na, galbūt ten kažkas ir pasiliks. Gamtai bus, aišku, žala padaryta ten nemaža, nes bus iškirtami medžiai. Taip, ten tikrai gamta labai graži jo ir dėl to labai daug kas pergyvena. Iš tikrųjų, tarp kitko, netgi vienas žmogus, kuris buvo tame susirinkime, kai buvo tas krašto apsaugos ministras, jisai netgi pasakė, kad kada aš norėjau ten kažką tai įsteigti tenais, ten man pasakė, kad ten bus pažeista kažkokia bebrų populiacija, dar kažkas, nu, žodžiu, jam neleido žmogui, jis ten kažką norėjo įsteigti, kažkokią ar įmonę, ar kažką, aš nepamenu, ką, kažką norėjo įsteigti žmogus, žmogui ekologai uždraudė, o dabar daro kažkokį karo poligoną, iškirs viską pilnai ten, o viskas gerai, sako, ten ta bebrų populiacija nieko nepakenks, ten viskas, žodžiu, niekam nepakenks, viskas ten. Ir nepatogus klausimus neužduosi. Jo. Nes bus kaip su prezidentu, kuris buvo Tarp kitko, mes nepaminėjom Jo, kai buvo atvažiavęs prezidentas, ten irgi padalino žmonės. Tarp kitko, po krašto apsaugos ministro ir to Vaikšnoro buvo atvažiavęs Gitanas Nausėda, Lietuvos prezidentas. Taip. Jis atvažiavo su tokiu patosu, jisai, aš tipo jie neįsprendė, o aš čia dabar viską išspręsiu. Atvažiavo su tokiu patosu ir atvažiavęs, kas tenais įvyko, Viktorai? Žmonės buvo padalinti. Buvo surūšiuoti, jie buvo įleista į susirinkimą to, ko jie nenorėjo įleisti. Ten netgi vietos tarybos. Leido tik tos, kurie galėjo užduoti patogius klausimus, kurie nepatogių klausimų turėjo, jos paprasčiausiai neįleido į tą susirinkimą. Apie Lenkai ir konsultacijas su Lenkais. Tad galbūt šitas poligonas skirtas apsisaugoti nuo Lenkų. Žinome, kad Lenkai nori Vilnių į Vilniečių kraštai. Susigrąžinti Vilnių nori, taip? Taip. Aš tarp kitko netgi kažkokiam komentarai internete rašiau, kad dabar, kadagi buvo atvažiavęs į Lietuvą Zelenskis, taip, ir Lenkų prezidentas Karolis Navrockis, taip, ir jie ten irgi su tokiu patosu tenais, man nuotrauka, katra man nuotrauka prisiminė tenais iš to susitikimo, tai kaip Nausėda Gitanas įsisiurbęs, tiesiog tokį bučkį Zelenskiui įsisiurbęs, Zasovskis sako, kaip Brežnevas, jo. Jo, bučiavusi. Jo, į tą prezidentą Zelenskį, tai vat man visas... Nu, ne veltui jisai Lenino draugas. Nu taip, Leninas skambino, jo. Tai vat, man tai iš to susitikimo, tik tai va šitą man nuotrauką internete. Vyrų meilė. Tikra meilė tik tarp vyrų. Jo. Tikra meilė būna tik tarp vyrų. Ir aš parašiau komentarą, kad mūsų tas Gitanas Nausėdagi labai mėgsta bučiuoti Ukrainos vėliavą. Tai aš parašiau, kad greitų metų, jeigu mes politiką Lietuvoje vystysim taip, kaip vystom dabar, greitų metų jisai bučiuos ranką Lenkijos prezidentui. Matai, pasirodo, ne tik Ukrainos vėliavą bučiuoja, ir Ukrainos prezidentą bučiuoja. Ukrainos prezidentą bučiuoja. Ir jeigu politika toliau tęs tokia, kokia yra dabar, greitai bučiuos ranką Lenkijos prezidentui. Todėl, kad aš manau, kad Lenkija tikrai ir anksčiau istoriškai žiūrint į Lietuvą visą laiką bandė įlyst, atkas kažkokį gabalą žemę ir buvo atėmę į Vilnių. Buvo atkandę Vilnių, atėmė, buvo Vilniaus kraštą, buvo atėmė. Taip, kad ta invazija, manau, jinai gali ir toliau tęstis ir šitoje situacijoje, kada matom dėl tą oro balionų istoriją, kada tranzitos logistikos keliai pereina į Lenkiją, dabar karo poligonas irgi, kaip Aleksėjus sako, turbūt surištas su Lenkija ir su Lenkijos finansavimu. Ir čia po Lenkų įtaka gali būti taip, kad aš turiu tokį jau baimę, kad nedaug dievė kažkada Lietuva jau invazija ta Lenkų į Lietuvą prasidėjo. Taip, kad mes šiandieną mūsų laidą jau po biškį pirmą mūsų tokį bandymą, pirmą blyną jau po truputį baigėm. Liktai aptarėm, ką norėjom aptart. Mes kiekvieną savaitę tokią laidą įleisim į eterį. Mūsų pašnekovas bus visą laiką žinomas Baltarusijos politologas Aleksėjus Dzermantas, kuris vis geriau ir geriau kalbės lietuviškai. Šiek tiek. Vis tiek gerai šneka. Ačiū labai. Stengiasi, Aleksėjus stengiasi čia ir tai labai malonu matyti, kad baltarusas kalba lietuviškai. Tai
vadinasi, Aleksėjus Dzermatas šiandien pas mus dalyvavo laidoj, Viktoras Dužinskas, Geros kaiminystės forumo dalyvis ir aš Edikas Jagelavičius, Geros kaiminystės forumo pirmininkas. O mūsų laida vadinsis, kaip, Viktorai? Gera kaiminystės balsas. Taip, Jo, mes kaimynų nusprendėm balsas. pavadinti tą laidą Kaimynų balsas. Kaimynų balsas. Taip. Kaimynų balsas, mūsų laida baigėsi, mes atsisveikinam su savo klausytojais iki kitų sykių. Geros dienos, statykime, ką? Klausykit mus. Ne, mes, ta prasme, galim padaryti netgi kažkokį šūkį. Tieskime kelius, o ne statykime tvoras, kažkas tokio. Jo. Gerai, Sutinku. draugai, viso geriausio. Viso gero. Viso gero. Okay.